Sveiki, mėlyjei. Noriu šį kartą pasidalinti su jumis pamastymais tokiais švento rašto vietos. Mato Evangelijai 23 skyrius atrodo. Yra ir kitose Evangelijose, bet tokie žodžiai gal pažodžiui nepasakysiu, bet jie paprasti. Kas save aukštins, tas bus pažemintas. Kas save žemins, tas bus išaukštintas. Man jie tokie, keistai atrodo. Kaip šitą reiktų suprasti. Ir aš pabandžiau pražvelgti savo gyvenimą, tiesiog tokią analizę padaryti ir prisiminti, kaip aš seniau elgdavausi, pažiūrėti, kaip aš šiandien, sakykim, paskutiniu laiku elgiuosi ir kaip su tuo Dievo žodžiu, kaip ten atpažinti, ar yra mano gyvenime tai buvę, kad aš, kas save žemins, bus išaukštintas ir ar tai tik tai kažkur bus ateityje, galbūt ten danguje, kas čia save žemins žemėje ten, kada Jėzus sugrįš jo ten ir, sakykime, pateksime pas Jėzų, ten būsim išaukštinti. Arba atvirkščiai, kas save čia aukštins, bus pažemintas, sakykim, teismo dieną, gali būti sugėdintas tas. Ar čia šiandien taip gali vykti? Man toks klausimas iškilo ir aš bandžiau ir noriu su jums pasidalinti ir norėčiau, aišku, kad ir jūs parašytumėt. Gal jūs kažką gyvenime patyrėt, arba kaip jūs manot netgi. Tai aš papasakosiu apie save, kaip man būdavo. Aišku, kada buvau jaunesnis, vis tiek turėjau to pasitikėjimo tokio. Esu išgyvenęs daug ir tokių didelių išbandymų. Jūs ten, kurie mano kanalą jau žiūrite seniau, ten esu pasidalinęs ir apie priešus, už kuriuos ten meldžiausi ir pagal Dievo žodį. Ir kai ten mamos netekau, kai man 19, mamai 39 atleisti reikėjo. Tokių vienu žodžiu ten išbandymų didelių. Kas nežiūrėt, galite pasižiūrėti, tiesiog suprasti. Bet vienu žodžiu išbandymų yra tikrai nemaža buvo mano gyvenime ir sulaukia šių ir šiandien, kaip sakant. Bet jau jeigu tą išbandymą pastebėjau praeini, pavyzdžiui, man yra buvę tekę, aš kai dirbu, pats ant savęs, kaip pasakyti, su verslo liudijimu. Ir tai tiesiog susitari su žmonėmis, dirbi, ir liktai stengi sąžiningai padirbti tą darbą, bet aišku, kas nedirba, sako, neklysta, įvairių situacijų būna. Bet yra tokių buvę porą situacijų, kai man tiesiog yra nemenkų. Žmonių daug, tikrai esu matęs daug žmonių, kur yra neatsiskaitę už darbą. Tai ten kiti keršyje, ten esu matęs ir pamatus išdaužė, ir ten kokį stogą apsvaidė su dažais, įvairių situacijų yra buvę. Man, kai šitai išbandymai buvo, man noras tikrai buvo keršyti, nes aš kaip ir toks jaučiausi pažemintas. Liktai padariau viskas ir su manim taip neteisingai pasielgė, čia pasitik žmogumi ten, kaip sakant, pabaigi darbą, žiūrėk ir tau ten, bet nenoriu išsiplėsti. Vienu žodžiu, jūs tikriausiai irgi kažkur kažką panašaus esat patyrę. Tai kas man buvo likę? Arba gali keršyti, kažką bandyti, gali ten duoti į teismą, gal išsireikalauti, ten žinai, kad vargu bus ir visokių, aišku, ten priklauso kokia ta suma pinigų. Man tikrai tokias nemenkas, aišku, vienam žmogui kam daug tų pinigų, kitam tai maža suma atrodo. Mes skirtingai žiūrim, vienam 5 eurai labai daug, kitam 50 eurų labai mažai. Tai čia šito nenoriu liesti, bet kaip sakant, ten, kur man nesumokėjo, tai
Nu, buvo tikrai nemenku sumo, šeima, viską išlaikyti reikia, bet kažkaip pasitikėjau Dievu, neprašiau Dievu, kad jis nubaustų ar kažkaip to žmonės, bet tiesiog sko viešpatie, žinau, kad tu manimi pasirūpinsi ir kad, nu, kažkaip tai išeis, kaip sakant, pragyventi ir toliau darbuotis ir gyventi. Nu, taip ir atsitiko iš tikrųjų. Nieko man nenutiko, toliau gyvenimas ir tų pinigėlių užtekom. Ir vat, tokių išbandymų. Tai, o norėjusi, žinote, toks, vat, kaip minėjau, jautiesi pažemintas ir atrodo, vat, atkeršysi ir pastovėsi už save, kaip sakant. Nu, o gausi, paskui aš sužinau, kad su tai žmonėmis kažkas tai vat nepasisekė, kažkas negerai su jais ten atsitikė, žinot. Šiaip gyvenimas nuskriaudė, kaip sakant, likimas, nežinau kaip pavadinti. Nu, netyčia, aš nedomėjausi, bet savaime kažkaip va, Dievas davė sužinoti per žmonės, kad tiesiog kai kas ten gert pradėjo ir visai gyvenim sugriuvo, dar kažkas atsitiko ir taip toliau. Na va, o kaip sakant, kada žmogus vat, nusileidė ir nu, aš neskau, kad save žeminti, va tas žodis, kas save žemins. Nu, ten yra toks pasakymas, nesėskitės į pirmasis vietas, kad nebūtumėt paprašyti persikelti. Arba ten, kaip sakiau, Mato Evangelijoje 23 skyriuje ten aprašo prieš tai, kad nelaikykite savęs mokytojais. Turite tik vieną mokytoją, tai Jėzų Kristų. Ir nevadinkite nieko tėvu, turite vieną tėvą danguje. Nu ir ten toks supratimas, o angalų sako, kad kas save aukštins, tas bus pažemintas, kas save žemins, bus išaukštins. Nu, Jėzus ir kojų plovimu, būdamas Dievas, savo mokiniams nuplojo kojas, ten Petras šakojusi biškį, ten jūs žinot, paskaitat, nu, tai žodis toks kaip, sako viešpatie, tu tikrai man neplausi kojų. Ir bet, nu, viskas, sako, neturės dalies su manimi. Ir viskas gerai ten baigėsi Petrui. Ir šiandien žmonės ir sako, vat, būkite vieni kitiems tarnais, o nelaikykite save aukštesniais. Vat, o kaip gyvenime šitai galima patirti. Ir kaip tai galima, sakykime, ne tik tai kažkur tai darbe, nu iš vis gyvenime, va, kas turi šeimą. Taigi vyras, nu, Kristus yra galva, vyras, kaip ir žmonos galva, pagal šventą raštą žmona turi klausyti. Nu, ne to, kad klausyti, kad vyras paskui šokį šulinį ir žmona turi šokti šulinį. Ar ten kažką panašaus. Mes šitą suprantam, aš nenoriu taip plačiai, bet vat, sakykime, nu, kas nori ten save vat, laikyti žemesnių, sakykime, namuose. Nu, tiek žmona nori ten, kaip sakant, būti, nežinau, kaip to žodžiu pasakyti. Nu, nori tas būti kaklas, kaip sako, jo, tą galvą sukinėti. Vis tiek nori tam vyrui vadovauti. Nu, vyras irgi nori, kaip sakant, kaip ir aš. Irgi, nu, pasakiau su kumščiu į stalą, kaip sakant, ir viskas. Mano žodis paskutinis, pasakiau, kad šitai bus ir šitaip ir bus. Bet kad būtų meilė, kažkas pasitarimas, kad arba, kaip sakant, nu, nusileisti. Jeigu kartais jautiesi, kad ir esi teisus, nu, patylėti. Ir taip toliau. Va tokie visokie čia, o koks čia nusižeminimas? Va tu žinai, kad esi šitoje situacijoje teisus. Sakykime, kada su tavim ir kažkaip netinkamai pasielgia. Bet tu nutylėti sunku yra. Arba, sakykime, tokių daug įvairiausių gali būti situacijų, sakykime, bažnyčioje. Galbūt tu užimi bendruomeniai pareigas, esi koks Biblijos tarnautojas ar ką. Ir esi mokslus baigęs. Ir nemažus galbūt mokslus. O čia ateina kas nors iš gatvės, ten nieko dorai nesimokęs ir šventoji dvasia per jį kalba ir daug didelių darbų nudirba. O tu mokaisi, kaip sakant, laiką tą atiduodi viską ir nori Dievui liktai tarnauti, nori tą mokslą išmokti. Va, bet jeigu tu pradedi save tų mokytojų laikyti, va kaip ten
šventame rašte, vat, kad ten rašo, nelaikykite savęs mokytojais. Va. Tai aišku, yra kunigai, yra pastoriai ir jie sako pamokslus. Ar tai galima sakyti, kad pamokslas yra mokymas? Nu, ir vis tiek yra prašoma, kad šventoji dvasia vadovautų. Nesako, kad pastorius pats, kad jis ten sugalvoja kažką, jis tik iš švento rašto aiškina Dievo žodį žmonėms, kad plačiau, išsamiau, kad būtų suprantama. Bet ir gerai, jeigu žmogus savęs ir nelaiko, vat, kad aš ten esu kažkas, tai ir žiūrėkite, ir tokius žmonės bendruomenėse labiau myli. O jeigu ten matus, kad žmogus toks, nu, biški nosį pakėlęs, nu, jis aišku, užima pareigas, užima ir kaip sakant, ir kas svarbiausiai, bet kas atsitinka. Aš, pavyzdžiui, esu toks patirtis turėjęs. Aš kada esu pasakojęs žmonėms apie savo ten kažkokius pasiekimus, mes visi kažką esam ir pasiekę savo gyvenime, ir esam prisidirbę savo gyvenime. Ir ką labiau norisi kalbėti? Labiau norisi draugams pasakoti arba pasirodyti, kokią tu mašiną vairuoji, nu ten iš geresnių kokių, kokį namą pasistatei, kokia graži žmona ir atrodo, kad ne Dievas tau ją būtų davęs ir sujungęs jūs tais amžinais saitais iki mirties, kur sakote, neišskiria niekas, ką Dievas sujungia, bet už kartų tau noris prisimti, nu va, aš. Ir man tai bent jau tikrai taip buvo ir šiandien dar būna. Ir pasitaiko, tu tiesiog nejausdamas, na va, ten tas aš žodis labai daug kur nuskamba. Aš padariau, aš nuėjau, aš nuvažiavau, aš šitą moku, man neaiškinkit, aš šitą žinau ir aną žinau. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žinot, aš labai daug pasimokiau iš savo mažamečių mergaičių. Kaip aš esu minėjęs, 4 vaikai, ten 2 jau suaugę, tai aš tada gyvenau tą netinkamą gyvenimą, vartojau labai alkoholį ir tiesiog nu, nepastebėdavau daug įvairiausių dalykų, netgi nematydavau, kada ten koks paukštelis, negirdėdavau čiulba, saulelė, ten viskas matėsi per butelį iškreiptos vaizdas. Vat kada žmogus esi blaivas, bet ta blaivybė dar ne tik tai gali žmogus ir nevartoti kažkokių svaiginančių medžiagų, bet mąstymas gali būti neblaivus. Nu, kažkas tau gali tikrai pasakyti, nu tu žinai, nusišneki čia. Ir man dabar gali kažkas netgi komentarį parašyti. Nu tu čia, nu kaip matot, nesvirduliuoju, liktai negirtas, neapsivartojęs gal kažko, bet žmogus gali pilnai nusišnekėti. Bet ar aš bijau? Žinote, jeigu aš bijočiau nusišnekėti, tai tikriausiai ir nešnekėčiau. Nes nu ką apie mane pagalvos, ką pasakys, kaip aš ten atrodysiu. Žinote, arba labai reikėtų čia jau išsitreniruoti. Žinot, kokią nori giesmę sugiedoti, gerą balsą turėti, nori pamokslą pasakyti, tai labai reikia ten išsimokyti jau kažką ir ar paliudyti, ar dar, nu, visą ką. Jeigu nori vairuotojas, tai irgi nori labai geras būti vairuotojas. Nu, visame kame mes norime būti geri, bet ar tai, vat, kad netaptų savęs tokiu aukštinimu. Vat, ir aš manau, kad viskas priklauso, ką jauti širdelėje. Bent jau aš taip esu prajautęs. Vat, jeigu aš kažką ir sugebu padaryti, jeigu aš kažkam kažką galiu pagelbėti kartais, kažkas paprašo pagalbos ir, nu, ir tau pavyks tiesiog pagelbėti, padėti žmogui. Jeigu tu kažkam pasakei, vat, sutinki kartais žmogus ir jis sako tau, atsimeni man ten prieš kelis metus ten kažkada kažką pasakei, kaip man padėjo gyvenime. Tie tau pasakyti žodžiai, žinai, man buvo ten ir daug sykių prieš tai žmonės sakė, bet aš jų negirdėjau. Vat būtent iš tavęs kažkaip man užstrigo ir vien žodžią aš išgirdau ir taip pakeitė mano gyvenimą. Ir tu gali taip, krūtinė gali pradėti pūstis. Ir tai vat,
Ir gaunasi savęs toks, man pavyko. Nu, tikrai man yra buvę. Seniau, kada netgi mane pagirdavo, kažką padarydavau, nu ir tikrai darbas gali būti atliktas tinkamai, ar darbas, ar šiaip kažkokia veikla. Ir sako, nu šaunuolis, žinai, gerai tu čia pasakėjai arba gerai padarėjai. Nu ir tu užkart pradedi jausti viduj. Arba tu akis nuleisi, arba kaip į galvą į viršų. Nu, jausmas ir tas jausmas verčia kažkaip tave būtent elgtis. Tu tiesiog pradedi jausti. O kada Dievas padeda susitvarkyti su ta, kaip sakant, su tuo savęs aukštinimu, arba, kaip sako, ten, kas save žemins. Nu tai kiti galvoja, jeigu save žemint, tai reiškia leisti, kad tau, nu tiesiog ant galvos, suprantate, ką noriu pasakyti, tą žodį. Tai va, leisiu, kad man ten ant galvos, žinote. Ir nu tai visiškai ne šitą reiškia. Vat kaip aš minėjau, ten neatsiskaitė. Tai ką, aš galiu sakyti, nu va dabar man čia ant galvos padarė, žinai, nu kaip su manim pasielgi. Ir žinai, aš šito nedaleisiu ir taip neleisiu elgti su manimi. Bet jeigu pažiūri, jeigu mokaisi, kaip sako, kaip rašte rašo, kad nebūkite mokytojais, yra vienas tik tai Jėzus Kristus mokytojas, tai iš Jėzaus galima daug ko pasimokyti. Jis iš tikrųjų ne vieną kartą jam sakė, kad kieti tavo žodžiai ten ir žinote, vandeniu vaikščiojo, audras sustabdė, akliems akis atvėrė ir taip toliau. Kiek stebuklų Jėzus padarė. O kur nors šventame rašte, Dievo žodėje skaitant, ar matosi, kad Jėzus būtų užrietęs nosį bet kokioje situacijoje? Nu, aš nežinau, aš tai tikrai niekur nejaučiu ir nesimato skaitant, kad netgi Jėzus, kad ir būtų kojų neplovęs, jis vis tiek buvo. Jis sėdėjo kartu valgė, būdamas karalius, būdamas viešpats, visos visatos valdovas. Įsivaizduojat, nugalėjęs šėtoną ir velnius išvarinėjo, jo. Kaip sakant, ten legionai išvarė, kiaulės suėjo. Daug vietų įvairiausių šventame rašte yra ir niekur nesimato. Ir kaip tik tai mokytojai, fariziejai, tie sadukėjai, kiek prisimenu, sakydavo, kaip jis gali valgyti su muitininkais nusidėjėliais. O čia ar nenusižeminimas? Pavyzdžiui, važiuojate jūsų mašina ir jūs stabdo žmogus. Jūs matote, kad tas žmogus, aš dabar kur kalbu, tikriausiai ne vienas bus susidūręs su ta situacija. Tas žmogus matosi, kad atrodo nekaip ir galbūt, kada lango pradaro, iš jo ir kvapas sklinda nemalonus, tai gali būti benamis, keliaujantis žmogus, suprakaitavęs ir taip toliau. Ir kaip yra. Ir tau nesinori jo į mašiną. Žinote, ne to, kad tu bijai, kad jis ten tave apvogs ar kažką padarys, bet tiesiog tau nemalonu. O kodėl? Todėl, kad aš laikydavau save. Nu kaip, žinot, aš atsiprausęs, švarus, čia dar man mašinoj kvepaliukas pakabintas kabo. Ir dabar man čia į mašiną prasmirdė, žinote, žmogus įlips jo, gadins kvapą. O į bažnyčią gali toks ateiti ir šalia jūsų atsisėsti. Nu ir kas atsitiks? Nu ką, aš greičiausiai paimu, pasikelu ir bambėdamas, jeigu negarsiai, tai tyliai vis tiek nueinu. Ir vis tiek paskaičiau, nu va, ir atėjo čia kažkoks. Įsivaizduojate, ir ar čia ne savęs aukštinimas yra? Va. O Jėzus, kadangi aš jau ne apie kojų plovimą nekalbu, kad jis valgė su muitininkais ir nusidėjėliais, tai sadukėjams, kaip minėjau, ir fariziejams, jie sako, kaip jis gali, žinote. Nu tai jis, kaip sakant, kai jis leido kojas plauti nusidėjėliai
kuri, nu, ištvirkavimas, jo ten ištvirkavo jie su vyrais. Ir jos jau netgi moterim žmogumi nelaikė tos moters. Tai žinote, tai vat, o Jėzus leidžia kojas jai plauti su ašarom ir numazgojo savo, nuvalė savo plaukais, taip yra Evangelijoje. Įsivaizduojat, brangieji, tai jie žiūrėjo ir sako, ką jis nežino, kas ji tokia yra, netgi prisiliesti. O mūsų gyvenime va taip ir yra. Va. Jeigu, sakau, žmogus koks nors biški va taip netvarkingas ar ką, mes jau nenorim. Mesgi norim stovėti prie tų, kurie kostiumuoti, kurie gražiai atrodo ir kvapas, kaip sakant, jeigu nemalonus nuo kokio gero odekolono, tai bent jau nesmirdantis. Va. O kad prieiti tokį žmogų, pakalbinti jį, paklausti, gal tau bėda ar kas nors, ar čia nenusižeminimas. Va, ir paskui, o kaip dar, norėčiau trumpai, jau žiūriu 20 minučių dar, kaip aš esu patyręs, žinote, Dievas labai mus myli ir mums duoda va tuos išbandymus, kaip aš minėjau. Ir kada, žinote, va, žmogus įsigyja kartais va tokią kietą mašinikę ir laksto, tai pavaidina ir ta mašina, kaip sakant, sugenda arba tiesiog avarija. Ir žmogus tada, kaip nusileidžia ant žemės, turi persėsti prastesnį. Kaip ten sako pas mūsų, aukštai, jeigu pakilsi, skaudžiai krisi. Yra ir pas mūsų be švento rašto, pa žmonių sugalvotų gerų viskių pasakymų. Tai vat, ir man tikrai yra ne vieną kartą buvę tekę nukentėti vat, per savo tą nosies ritimą į viršų, kada tu nori pasirodyti toks mandras, daug žinantis ir stiprus, žinote, ir visada atsiranda, kad yra kažkas už tave dar stipresnis. Ir atrodai nekaip. Jeigu aš ne apie muštynės kalbu, aš kalbu apie diskusiją, gali būti, va, tu toks atrodo gudrus, nukalbėsi, va čia paėmė ir susimovei. Ir prie žmonės dar. Kitos, va, norėjai pasirodyti kietų, o buvai pažemintas. Tai va, kaip minėjau pradžioje, pats nesuprantu šitų eilučių dar visiškai, kada tai turi įvykti, kas save aukštins, bus pažemintas, o kas save žemins, bus išaukštintas. Bet manau, kad ir šiandien tai pilnai gali vykti su manimi ir su jumis, brangieji. Ir atsitinka visokiausi. Ta žmogus, kuris laiko save labai tokiu stipriu galbūt ir viską jam gali paprasčiausiai paimti ir, žinote, yra viskių tų ligų. Depresija, panikos atakos. Vat žmogus stiprus ir jaučiasi bebaimis toks, o jam tokios baimės užeis, kad nebus ko bijoti, o tu labai bijosi. Labai bijosi. Tu gali sakyti, kad nebijai mirties, o tu taip pradėsi bijoti, kad tu sužinojęs, ne sloga, bet atradęs pas save kokį nors skauduliuką, užkart pradės galvoti, kad čia jau vėžys yra. Ir tau prasidės depresija. Ir aš nenoriu taip labai daug išsiplėsti, bet turiu daug pažįstamų ir artimų žmonių. Ir pats tikrai esu daug tokių dalykų išgyvenęs, kad vat, kaip yra tikrai gerai, kada kas save žemina, tas bus išaukštintas. O ta žeminimas tikrai nereikia šliaužoti. Vat, ne tada, aš manau, žmogus nusižeminęs, kada kelėnais eina ten, sakykime, apie bažnyčią ar dar kažkur yra ten tokių visokių vat, kelėnais ten, arba kažkokias tokias, va žmogus tiesiog atrodo, arba atsiguli ten kryžiumi ant žemės ir atrodo, kad šitas žmogus jau taip nusižemino ir kaip sakant, bet vat, kai gyvenimas pats nužemina, kai va, tu prarandi, kai tu susikuri, turi daug turtų ir kartais viską prarandi, ir šeimą prarandi,
ir turtą, ir gali tai būti per alkoholį, arba šiaip paprasčiausiai. Jobo istorija Biblijoje yra sunki, bet pamokanti. Bet apie tai gal kitą kartą. Tai va tiek, brangiai, norėjau pasidalinti ir kaip yra tikrai gerai savęs neaukštinti. Nu, o jūs parašykite, aš čia dabar kaip atrodžiau, aukštinau save, ar paprastas buvau. Nu, va, įdomu būtų sužinoti. Iki pasimatymų, brangiai. Ir iš vis mano įrašai ten jau 46 dabar bus. Aš pasižiūrėjau savo pirmosius įrašus ir esu kitus ištrynęs, mėlyjei. Kaip aš norėjau toks pasirodyti kietas. O čia buvo prieš 1,5 metų, o galbūt beveik ir 2 metai. Žinote, gerai yra padaryti įrašą ir paskui jį pasižiūrėti. Nu, tiesiog į save pasižiūrėti. Ir tu matai, kaip tau ten nosis riečiasi arba karūna. Tad iki pasimatymo, mėlyjei. Geriau nepatirti tokių išbandymų ir kad nepažemintų jūsų Dievas. Iki.